Tai aš pilnai pritariu, kad tos feikinės paskyros, suklastoti video ir žinomai melaginga informacija yra didžiulis blogis. Tačiau prisiminkime, kas buvo prieš 5 metus. Skaitau Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos informaciją. Visos ES registruotos COVID vakcinos pilnai apsaugo nuo mirties ir hospitalizacijos. Tai yra melas, gėdingas melas ir vyriausybė tai žinojo, kadangi jau buvo pasibaigusi maskuotojų klinikinių tyrimų fazė. Klausimas, kiek ir kam konkrečiai iš vyriausybės, ar Šimonytei, ar Dulkiui, ar visai vyriausybei būtų taikoma kriminalinė atsakomybė. Toliau, skaitau Delfi, 2021 m. vasaris. Platina dezinformaciją apie vakcinas. Neva taikiklyje vaikai. Praeina 4 mėnesiai, Dulkys. Vaikų skiepijimas prasidės sutvarkius logistiką. Reiškia, atstumas nuo dezinformacijos iki tiesos yra 4 mėnesiai. Toliau gąsdina savokos pačiame įstatyme. Buvo melaginga informacija. Jeigu tenai būtų įrašyta žinomai melaginga informacija, būtų galima pritarti. Jeigu žmogus žino ir meluoja, bausti reikia. Bet jie ne tik tai melagingos nepataiso žinomai melagingą, jie šalia parašo klaidinančią. Ir tada bet kuri nuomonė gali kažką klaidinti. Ir atsiranda toks cenzorius, žurnalistų etikos inspektorius. Aš sakyčiau, kad Tarybų Sąjungos komunistų partija buvo sąžiningesnė. Jie turėjo glavlitą ir tiesiai įvardindavo cenzūrą.